ką, sveiki. Šiandien susitinkam jau 4 kartą pakalbėti apie 10 Dievo įsakymų, gal pagaliau juos išmoksime, bekalbant šitie kartų. Tai šiandien su mumis Agnius Jankevičius, režisierius, jau daug metų įvairiuose Lietuvos teatro scenose, kūrintis visokius vyksmus. Tai, bet šiandien mes, gal tiesą kalbant, ne per daug apie teatrą, nors galbūt ir išlys kažkas ir iš teatro. Lygiai teatras labai koreliuoja. Aha, tas tiesa. Tai, bet, kad prieš pradedant, jeigu tai prieš tai buvo, mes kalbėjom su kunigu ar ne rektorium, paskui kalbėjau su Vaišnavo atstovu, paskui kalbėjau su dzen budistum ir dabar pasikviečiau režisierių. Tai, bet prie ko čia 10 Dievo įsakymų gali kilti tos klausimas. Tai norėjau suprasti, o koks tavo buvo apskritai tokia kaip įžanga kelias, tikėjimo kelias, arba paieškų kelias, arba tų moralės kažkokių tais, nežinau, kompaso atradimas, arba į kažką vis tiek reikia remti, žmogus keliauja ar ne per pasaulį ir ieškai, o čia tas tiesa ar tas tiesa, man čia sakyti tiesą ar geriau meluoti, ar ne, man ieškoti, kaip suprast, ko aš noriu, ką aš turiu daryti, ar ne, ir kartais religija tarsi iškart kai kuriems iš prigimties padeda tiesiog natūraliai, ar neįstato į kažkokius vėžės ir žmogus eina ir jisai jau žino, ką daryti. Kitas labai priešinasi, maištauja, ieško. Vienas išbando daug skirtingų kelių religijų, konfesijų, kitas bando kažkaip per save ar nesuprasti, trečias ieško realių kažkokių įtikinamų pavyzdžių, nežinau, ar ten mokslinių įrodymų, ar ten kažkokių tais socialinių, ar dar kokių nors dalykų. Tai vadinam, koks tavo kelias, kaip tu keliavai ir kaip tu supranti, kur tu dabar esi tikėjimo prasme? Tikėjimo prasme, man atrodo, kaip čia tiksliau pasakyti. Norėjau iš pradžių sakyti kryžkeliai, bet paskui suabejojau, ar čia yra kryžkelė. Nes aš sunkiai save galėčiau įvardinti kaip tikinti arba kažkokiai tai konfesijai priklausantį žmogų. Ta prasme, formaliai aš krikštytas, reiškia katalikų bažnyčioje, sutvirtinimo sakramentų nesu priėjęs. Nes kada pirmą komuniją reikėjo eiti, man buvo 6 metai, man pasakė, čia ėjau. O kada jau reikėjo sutvirtinimo sakramentus priimti, tai man buvo 14 metų, aš jau pasakiau ne, nenoriu. Savo norą, ne? Taip nusprendžiu. Taip, nusprendžiu, ta močiutė verkė, bet sakau, atleis, bet ne, nenoriu. Tai vad gal nuo ne nuo ten konfliktas mūsų bažnyčia yra anksčiau dar. Bet sakykime, čia tokia raida konflikto. Bet šiaip iš tikrųjų, kaip pasakyti, nuo 16 metų maždaug mama liepė sutvarkyti kambarį. Ir aš bet taip jau labai šyrai sutvarkyta prasme, kad iš spintų visų išimti daiktus, dulkes išvalyti ir taip toliau. Ir ten betvarkydamas, reiškia, aš radau tokią slaptavietę, kur buvo sukrauta tokia krūvytė žurnaliukų tik vyrams pavadinimų. Ir tai buvo ten, man atrodo, pirmų leidimų, kiek atsimenu, 91, 90, 92 metų, ant tokio labai juokingo popieriaus, labai juokingo formato, tokie mažiukai tie žurnaliukai. Nu ir tenai, kaip pasakyti, ten buvo, tam žurnale bent jau tų metų būdavo įvairių straipsnių labai tokio plataus spektro ir būdavo aktų nuotraukos, ta prasme, žinai. Tai aš bevartydamas, besidomėdamas šito įdomaus radinio turiniu, aš radau straipsnių seriją, man atrodo, per 3 žurnaliukus ėjo, kur 2 žmonės liudijo savo potyrius iš satanistų sektos. Aš nežinau, dabar aš į tai jau taip gan skeptiškai žiūriu, nes manau, kad ten gal feikas buvo, gal ir ne, nežinau. Bet tuo metu mane tai labai sudomino, nes ten buvo, reiškia, prašyti, nežinau, fake, ne fake potyriai iš tų juodųjų mišių, kokios vizijos tų žmonės lankė, dėl ko jie pasitraukė arba pabėgo, taip tiesiai šviesiai kalbant, iš tos satanistų sektos ir taip toliau panašiai. Ir va šitas va toksai, netyčinis tų
tokių liudijimų perskaitimas, ta prasme, man kaip ir parodė, kad religija nėra vien ta bažnyčia, į kurią mane tempdavo močiutė. Va ta nuobodė. Su nuobodžiu kunigu, kur nesuprantu, ką šneku. Nu, nesuprantu, ką šneku. Ir aš tai galvoju, jeigu tu man šneki, nu tai pasakyk, kad aš suprasčiau. Priešingą atveju, ką man veikti. Ir aš tus visą laiką jausdavausi ignoruojamas ir man tokia antipatija atsirado, nu, kad tai bažnyčia. Bet per tos straipsnius, kaip sakiau, aš supratau, kad čia, kas liečia tą tikėjimą, kas liečia kažkokius tai religinius arba parareliginius kažkokius tai judėjimus, čia gali būti kažkokių labai keistų ir įdomių dalykų. Ir tas buvo tie straipsniukai akstinas man eiti į biblioteką ir ta prasme paklaust, gal ką nors apie budizmą turi, gal turi ten Bhagavad Gita arba apie hinduizmo kažkokias tai atšakas, ta prasme kažką. Ir iš esmės nuo tada prasidėjo domėjimasis religija, bet man tai visą laiką buvo ne tai, kad man to reikia, ne iš reikiamybės tai, bet iš klaustuko, kas tai? Smalsumas. Taip, smalsumas, kas tai? Ta prasme, žinai, kas tai yra? Ir ten tuo metu, kadangi tai buvo 6-7 metai, kada ten tas visas prasidėjo, tai ten su to pobūdžio literatūra, ypač kaime, tai buvo problemos, bet ten, reiškia, pas mus atvažiavo tokia jauna bibliotekininkė, baigus mokslus, dabar nepasakysiu, kur Vilniuje ar kažkur tai kitur. Ir aš jai buvau labai įdomus klientas, nes prašydavau tokių dalykų, kurių niekas kaime neprašo, tai prasme, žinai. Tai jinai man iš Panevėžio saugyklos veždavo visokius dalykus, ką ten surasdavo. Nes aš kadangi laisvai rusiškai skaičiau, tai rusų kalba žinoma literatūros tokio pobūdžio buvo žymiai daugiau ir aš ten kažkokius pirmus tos pažintinius pradmenis, tada 10, 11, 12 klasiai būdamas, ta prasme, jau turėjau, nes tas domėjimasis religijom jisai pradėjo vesti prie visokių kitokių ezoterinių, ten sakykime, dalykų, prie Madame Blavatskojos, prie teosofijos buvo privedę, ta prasme, prie Gurdžijevo, šitągi, nu kaip pasakyti, kaip siūlų kamuolys, kad išsivynioja. Bet sakau, man tai, tas domėjimasis, mano, sakau, jis niekada nebuvo susijęs, nu tai pavadinkim, su troškuliu. Sakau, su tuo, kas tai, tuo, kaip tu sakai, smalsumu. Ir aš dar trumpai, tai žinau, kad išsikrečiu labai trumpai, dabar baigsiu. Ir kada aš jau Vilniuje mokiausi, man pateko Dalai Lamos knygutė 4 tauriosios tiesos. Ta prasme, ir ten po tos 4 tauriosios tiesos aprašyta, kodėl žmogus yra toks, koks yra, kodėl jis daro tą, ką daro. Ir man tada buvo ta prasme, nes čia ta kalba, kurią aš suprantu. Be jokių kažkokių infernalių arba spalvingai rojų atliepiančių kažkokių tai pasakų, paveikslų, labai tokia racionalia, labai loginė kalba, kaip čia pasakyti, nu elementariai, pasakyta, nu jeigu tu tą darysi, tau bus šūdinai. Nu tiesiog. Ir tada tas mane labai kažkaip tai įkvėpė, aš toks excited nuo tos knygelės buvau. Ir aš susižinojau, kad tuo metu Vilniuje veikia 4 įvairių budistų mokyklų centrai. Karma Kagijų linijos buvo, atsimenu, Kalačakra, dzenbudistų centras, kuris tikrai po šiai dienai turėtų būti ten Baltupiuose kažkur mokyklos dar. Ir dar vienas kažkoks neatsimenu dabar. Aš juose visuose apsilankiau. Ir to apsilankymo tokia išvada buvo, kad, nes kitaip dar pasakyti, po to atradimo, o ką tai reiškia atradimas, kada kažkas surezonuoja kito su tavimi, duotuoju atveju, sakykime, tos 4 tauriosios tiesos. Vadinasi, tai jau tavyje. Tai tiesiog tavy jau yra.
Tiesiog tau reikėjo kažkokio tai pašnekovo, kad tu suprastum, kad tu ne vienas. Su tuo, ką turi savy. Ta prasme, žinai. Čia vat kažkuria prasme gal ir yra tas dieviškumo apraiška, kada tu reiškia kitame pamatai save ir priešingai, žinai. Įdomus, kad kalbėjau su rektoriumi, ar ne, tai jis kaip tik ir paminėjo, kad dekalogas tai 10 žodžių, lovas, 10 žodžių, tai kad sako, jie yra įrašyti mūsų širdyje. Ir dabar, ką tu sakai, irgi panaši mintis, tai dėl to ir man įdomu, iš tikrųjų pati koncepcija šitų interviu yra tokia, kad suprasti netgi skirtingai mąstančių arba skirtingai įsitikinusių arba praktikuojančių žmonių, kažkas tarp jų vis tik yra bendra. Nu, kažkas vis tiek turi būti, kas yra širdėje įrašyta, arba jeigu siela egzistuoja, tai kas toje sieloje ten yra. Tai va, jeigu tai pereit, pavyzdžiui, jeigu, nu, aš kaip suprantu, tai iš to pradedant nuo... Aš tik vieną dalyką pasakysiu, budistų kaip ir netapau, nes supratau, kad man nereikia bendruomenės jokios. Prasme, kad mane tai vat ir domina iš mokslinės pusės, iš pažinimo tokios, ontologinės pusės tie visi dalykai. Bet pas mane nėra troškulio būti ten, atsiduoti. Nėra va šito. Va šito atspindžio nėra pas mane. O tai kas tave motyvuoja veikti apskritai? Kas mane motyvuoja veikti? Čia kažkokią sferą apibrėžtą turi apskritai? Nu, apskritai, pavyzdžiui, kad ar ne, atsikeli ryte ir kažką reikia daryti. Žinai, kartais žmonės sako, vat, nu, nėra prasmės, ar ne, ir toks į tą depresiją. Bet jos ir nėra, mano gilių įsitikinimų. Nėra, ar ne? Aš manau, bet vis tiek kažkas tai priverčia veikti. Nu, net jeigu nėra prasmės, bet kažkodėl darai, nes nėra ką veikti, ar dėl ko? Dėl keletos dalykų. Vienas dalykas yra azartas. Azartas, pavyzdžiui, nu, vat, elementarų pavyzdį galiu duoti, prasme, atsikeli ryte, nu ten vat išgeri kavos, kodėl? Nes man skanu. Tiesiog man skanu, ta prasme. Man pirmą kartą nebuvo skanu, garantuoju. Kai kavą pirmą? Pirmą kartą. Žinok, aš savo pirmo karto kavos neatsimenu, nes tai buvo labai senai, nes kiek jau aš save atsimenu, ten nuo 4 metukų, aš slapta vis gerdavau kavą, mama neleisdavo, tai aš paragavau labai anksti. Tai žinok, aš savo pirmo potyrio su kava tikrai neatsimenu. Okay. Aha, tai reiškia azartas. Tai ar čia susijęs su saviraiška, ar ne? Ne, tai vat, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdį galiu pasakyti, prasme, žinai, pasiemi hanterius, varai ir tu matai, kad tu keiti kažką, tu kaip skulptorius pradedi perlipdinėti kūną. Azartas. Kiek toliau? Tai kurie vaizduotas tas, ar ne, irgi kažkuria prasme yra motyvuoja. Nu taip, kurti nori. Nes tas kūrybiškumas, kreatyvumas, man atrodo, apskritai visko pamatas, ta prasme, žinai, yra. Ir čia vėl netgi grįžtant prie tos prasmės, aš sakau, man atrodo, kad jokios prasmės nėra. Prasmė atsiranda tiek, kiek tu pats, reiškia, ją sukuri. Tai yra žaidimas toksai, man atrodo, kaip su bicepsais, kaip, reiškia, su presu pilvo, kaip dar su kažkuo. Kitas dalykas, šalia azarto, sakykim, čia gal liečia daugiau mane sociumą, tai pavadinkim, čia jau nebe tik mane, bet aš plius sociumas, ta prasme. Dėl ko, sakykim, sociumui per tas sritis, kuriuose aš kažką išmanau, norisi dirbti. Nu, tai, sakykim, tas sritis yra teatras viena, kita, sakykim, yra pedagogika. Nu, čia turbūt pagrindinės, nežinau, galiu pokalbį ten palaikyti, dar ten kažką tai tokio. Bet, sakykime, nu šitos vat yra centrinės, aplink kurią, ten, sakykime, mano dienotvarkė kažkokia tai sukasi. Man be proto patinka vienas dalykas, kada tu dirbi su žmonėm ir jiem kažkas gaunas. Tas vat motyvuoja. Kai tu esi dar truputėlį prie to prisidėjęs, ar ne? Dėl to, kad dėl tavęs jiems gaunas ir kad jiems tiesiog gaunas. Kad jiems gaunas. Kad ta prasme, kaip pasakyti, nu mes būnam kartu, aš renkuosi kažkokias tai žinias, kažkokias tai patirtis. Ir per savo tas žinias, per savo patirtis bandau tarsi atidaryti jų, nu, sakykime, jeigu apie studentus šnekėt, vietomis dar nesąmoningą tą žinojimą, kuris intuityviai vat yra, bet jis pats dar neužsidegė prožektoriaus, kad apžiūrėtų tavo objektą, žinai.
Ir va, kada va, tas dalykas atsiranda, ta prasme, va, nu, tada va, yra tas atradimo džiaugsmas, man tai daugiau džiaugsmas už tą žmogų. Nes ta prasme, aš žinosiu, kad ne veltui mes praleidom laiką ir kad po kažkurio laiko kažkokios ten mano pagalbos, mano priežiūros jam nebereikės. Tai va tas, va, suprantu, tokie dalykai va, motyvuoja. Galima tai įvardinti kaip prasme, aš to neįvardinu. Čia tokie labai rusiškas žodis geras yra samopomoč, savipagalba. Savitarpio pagalba. Mainai. Toks kažkoks, nu, transcendentinis aktas iš tikrųjų. Tai vis tik tai, jeigu jau girdžiu, kad iš vienos pusės, ar ne, ten pradėjai nuo įvairių ten ieškojimų tiesiog dėl smalsumo patenkinimo, ar ne Dievo to, net ne Dievo ten koncepcijų, supratimo, tarsi, ar ne, tai, kad aš noriu pažinti ir man užmėgsti santykį, ar ne. Tai dabar iš vienos pusės skamba kaip tarsi ateistinis požiūris, iš kitos pusės tu minėjai, kad tarsi tas New Age tokį vaibą, nu, mes buvom susitikę gatvėje, ne, štai tą New Age, tarsi tai... Domėjausi New Age. Jo, tai klausimas, tai dabar tu vis tiek save, jeigu taip dėti lentyną, ar gali dėti kažkokią lentyną, ar ne, tiesiog yra kaip yra. Nu, kažkokia lentyna, tu esi tikintis, netikintis, maištaujantis, arba kaip toksai, tiesiog dar tebe ieškantis. Ar lentyna? Nu, aš taip, jeigu taip metaforiškai, tai aš savai vardinčiau kaip trečią brolį. Toj vietoj. Ta prasme, nu, trečias brolis, ta prasme. Stebi iš šono ir jam pasiseka. Nu, kaip kada pasiseka. Visiems atrodo kvailas, bet... Jonas durnelis, toks aš save vis dėlto taip laikyčiau. Nes matai, kaip pasakyt, nu... Vis tiek, man 4 metai, aš jau daug visokių dalykų, ta prasme, žinai, ten ir pamačiau, ir atsitiko, taip toliau. Ir vis tiek, kada save analizuoji, savo poelgius, kitų reakcijas į tave, taip toliau, vis dėlto, nu, gyvenimas rodo, kad pas mane ta tokia, kaip pasakyti, vidinės konstitucijos funkcija yra stebėtojo. Stebėtojo, rinkėjo tokio, vat kažkokios tai medžiagos rinkėjo, kad perduoti. Ta prasme, žinai, tai šiaip jeigu tokį, nu, nukrypimą tokį padaryti, šitą numerologiškai, ta prasme, pas mane pedagogo mokytojo skaičius. Tai yra, kaip pasakyti, o kas yra pedagogas? Tas, kuris renka medžiagą, kažkaip ją filtruoja ir pagal kiekvieno davinius bando rasti kelią į tą žmogų, kad jie savo aplinkeliu ateitų iki tikslo. Nu, supranti, kažkaip va taip. Tai girdžiu, dar yra ir numerologija, ir astrologija, kiek žinau, ir visokių tokių bandymą vis tiek suvokti pasaulį ne tiesiog, kad ar ne kaip, nu, kaip sakyti, tradiciškai žmonės. Nu, žinai, nu kas kaip, viens per biologiją, kis per augalėlius kažkokius eina, nu man, reiškia, turiu aš pasiją šitiem dalykam. Nu tai gerai, tai pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kaip skambėtų per tavo pasaulėvaizdį perleidus tas 10 Dievo įsakymų, kuriuos, aišku, mes ir iki 14 metų vis tiek buvo mums, kaip sakyti, mes gyvenam tam, nu, kaip sakyti, šitam sociume arba šitoj kultūroj, tai šitas ir mus kažkaip įsiliečia, bet įdomu man suprasti, ar šitie 10 Dievo įsakymų jau universaliai, kaip, pavyzdžiui, tavo pasaulyje tai rezonuoja, kaip tu dabar matai, ypač ne taip tyrinėjęs ir ne kažkokiais skirtingais karpais, kartais vis tiek tas teatras turi tą kritinį požiūrį ir ne viską, nu tarsi vis tiek, jisai bando, ieško, man patiko viena, aš nežinau, pats savo buvau atradęs, nežinau, ar čia toks jau unikalus atradimas, bet kai bandžiau suprasti, o kas yra gėris blogis, ar ne, ir man taip buvo palauk. Jeigu aš vaidinu, pavyzdžiui, ten, nežinau, kažkokį tai ten Šekspyro, kokį nors, kur brolį turi nužudyti, tai kaip aš palaukti, aš blogą personažą vaidinu, bet tai man reikia surasti motyvą, kodėl jisai negalėjo kitaip elgtis, ne? Ir aš suprantu, kad aš turiu taip galvoti apie tą personažą, kai jisai, tiesiog, jisai taip prispaustas, kad jisai darė tai, ką galėjo geriausiai tą akimirką. Kitaip tariant, tada aš suvokiu, kad to gėrio ir blogio, tai tik tai, nu, toksai, kad aš negaliu vaidinti blogo personažą, aš negaliu galvoti, kad aš blogas personažas, jisai gali gailėtis dėl savo poelgių, bet tai va šitas man buvo momentas, tai, bet dabar jeigu einant prie 10 Dievo įsakymų, nu, yra čia, paskaitysim, pavyzdžiui, pirmas yra, ar ne, iš Romos katalikų, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba iš Išėjimo knygoje, ar ne, tai Judėjų, man atrodo, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Tai vienas, tai
neturėsi, tarsi sako, o kitas rekomenduoja, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ar ne? Tai kaip tu manai, kas čia yra tas neturėk kitų dievų, tik mane vieną? Kaip tavo pasaulyje čia tas visas skamba, dabar tau sako kažkas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Kas čia yra? Nu, matai, kaip pasakyti, čia tokia truputėlį... Kažkuria prasme žmogaus kalbos žaidimų tokia aklavietė truputėlį kažkokia, tai yra, aš nežinau. Nes, nu vėlgi, jeigu ten paimsim tas bazinės arba didžiasias religijas, reiškia, 5, kiekvienas iki, kada būna kokie nors tų religijų lyderių mitai, jie kiekvienas iki prieina prie to paties, kad Dievą daug kelių, o jis vis tiek vienas, ta prasme. Tiesiog, reiškia, kultūriniai kažkokie aspektai, kultūriniai sluoksniai, kultūrinės kažkokios tai patirtys suponavo vienokių arba kitokių įvaizdžių atsiradimą, ten, sakykime, vienokį Japonijoje, kitokį, aš nežinau, Judėjoje, kitokį Romos imperijos žemės ir taip toliau panašiai. Tai Ar šis, tarsi kaip tu jauti, egzistuoja kūrėjas kažkoks? Ar čia didysis sprogimas įvyko? Nes kalbėti apie tai, kad neturėt kitų dievų, jeigu jo nėra, tai tada, nu, kaip ir gaunas absurdiška, ne? Jeigu nėra kūrėjo. Aš nežinau. Tikrai nežinau. Gerai. Super. Nežinau, nes... Ne šiaip, jeigu iš esmės, jeigu bendrai tai paėmus kalbėti apie, sakykime, 10 dievų įsakymų, ar ten tos 4 tauriosios tiesos, ar kažkokie kiti priesakai, kas tai iš esmės yra? Tai yra etikos kodeksas. Tai yra tam tikras etikos kodeksas. Ta prasme, etikos kodeksas atsiranda kada? Kada žmogus padaro kažką, ko nenori kartuoti. Iš savo klaidų mokosi. Taip, ir čia tokia, kaip pasakyti, truputėlį iliuzija yra, žinai, kad, nu, sakykime, yra sukūriamas tas etinis kodeksas, labai tikintis, kad, ta prasme, tavo patirtys ir tavo kažkokie tai, išgyvenimai, tavo skausmai, jie tikrai bus suprantami kitiem, bet taip niekada nebūna. Ta prasme, nes žmogus yra toks padaras, ta prasme, žinai, čia toks truputėlį gal nukrypimas, bet ta prasme, į tą pačią temą. Vieną kartą čia senokai buvo, ta prasme, paskambino man vienas buvęs studentas ir paprašė susitikti prancūzų. Ir mes susitikom, o jisai tuo metu išgyveno tokį, labai sudėtingą periodą gyvenimo, ta prasme, jam buvo iš tiesų labai sunku ir dvasiškai, ir psichologiškai, jisai netgi ėjo krikštytis, ta prasme, nes nebuvo krikštytas. Ir tai tokiam sunkiam periodai gyveno, ir mes susėdom ant suoliuko pakalbėti, ir jis nekalba. O aš vis laukiu, nes jis man paskambino, ta prasme, jis pradėtų kalbėti. Aš tada jau pradėjau kažką klausinėti, jis kažką po vieną žodį taip atsako, aš truputėlį pradėjau nebesuprast šito susitikimo turinio. Ko jis iš manęs nori, kame kampas, ta prasme, žinai. Ir paskui kažkaip jisai uždavė tokį klausimą, sako, nudėstytų, sako, kodėl taip yra, sako, buvo nacizmas, buvo holokaustas, ta prasme, mirė 6 milijonai žydų, ten apie 60 milijonų žmonių apskritai, ta prasme, žinai. Ta prasme, šitokios aukos, šitiek miestų sugriautų, žinai, šitiek našlaičių, šitiek vienišų motinų likusių, žmonų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir sako, nepraėjo net 100 metų, vėl, sako, į tą neonacizmą žiūrima kaip kažkokį natūralų dalyką. Vėl jisai randasi ir vėl jisai randa kažkokių tai apologetų savo ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Nors pilna muziejų, ten, žinai, rezistencijos, ten tų aukų muziejų, visą kitą, su nuotraukom išniekintom, ten tų partizanų, taip toliau, taip toliau. Ir čia, man atrodo, yra tas didysis paradoksas, kad, ta prasme, kaip bebūtų liūdna, patirtis nepersiduoda, tavo emocinė patirtis, tavo, supranti,
vaizdinė kažkokia patirtis persiduoda tik kaip informacija. Ir čia vat yra, man atrodo, didžiausia žmogiškoji tragedija. Kodėl mes va tam tokiam samsaros rate visą laiką, ta prasme, sukomės, kodėl faktiškai vos ne kas 50-60 metų vat, kartojasi tokie dalykai, kur atrodo logiškai mąstant nebeįmanoma to daryti. Bet vis tiek kartojasi jie. Tai čia vat ir su tais 10 Dievo įsakymų, ta prasme, jie tarsi, kaip pasakyti, visi ir teisingi, jie apie teisingus dalykus, ta prasme, bet tiek buitiniai plotmei, tiek, sakykime, kažkokiu egzistenciniai plotmei, žmonės ko ne kasdien paslysta. Iš tikrųjų, ta prasme. Ir iš tikrųjų čia matyti tam, kad surastum kažkokį tai tiltą arba bendrabuvį tokį, kuris pradėtų tave kaip asmenį kurti santykyje su tuo vat etiniu kodeksu, čia iš tiesų reikia laiko. Iš tiesų, man atrodo, reikia laiko, kai kada galbūt ir gyvenimo, galbūt kai kada tik ten senatvės tas sandūra kažkokia atsiranda. Gerai, bet jeigu grįžtant prie neturi kitų dievų, tik mane vieną, o kokių dievų atsiradę yra? Ar tu jauti, kad buvo kažkokia viena koncepcija, dabar kažkaip... Ne, tai jeigu tokiam labai konkrečiam lygmenį, tai galima paimti daugybę sektų, kur sektų lyderiai yra pasiskelbę save. Pavyzdžiui, tas Deividas Korešas, kur 93 metais užsibarikadavo Teksase ir ten šturmavo ten daugybę aukų, tai jis tiesiogiai save Jėzum vadino. Reiškia, Ošos, šitas, ne Ošo, Aum Sinrike, kur šitą tą Zarino dujas paleido. Bet čia sektų, ar ne lyderiai, ar ne? Taip, bet jie vat yra, jeigu tokių konceptų žiūrint, prasme, jie yra pasiskelbę arba ten Jėzumi, arba kažkokio šventojo inkarnacija, arba dar kažkom ir taip toliau. Ir tie visi adeptai tiki, kad taip ir yra. Tai vadinasi, ten, žinai, nėra pagal visą žemės gyventojų kiekį, galbūt procentaliai kažkokia tai kritinė labai masė. Bet ta prasme tai yra, kaip žaizda, kur vat nekriša. Jinai visą laiką teka, jinai visą laiką, ją pastoviai dezinfekuoti atrodo reikia, o jinai nepasiduoda, pūlininga tokia, supranti, žinai. Aha, tai reiškia, kad tas neturi kitų dievų, tai būtent tie, kurie tiesiogiai apsiskelbė save dievais ir tarsi šitas, ar ne? Ok, tai galim eiti prie kito, tarsi yra toksai, čia iš išėjimo knygos, nedirbsi savo drožiniui, nei jokio paveikslo panašaus tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žemę, jiems nesilenks ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas esu pavydus dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, 3 ir 4 kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Toksai griežtas, ar nebuvo čia antras. O antras buvo netark Dievo vardo be reikalo. Beje, 3 išėjimo knygoje yra nenaudosi piktam viešpatės savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Tai čia tarsi jau taip sutraukia. Kai Romas atlikai tuos 2 į 1, paprasčiau taip netark Dievo vardą be reikalo. Čia va taip plačiai paskleidė, ar ne? Tai ir aš čia matau, ar ne, iš to antro išsakymo ir tą, kad atpildas, ar ne, ir bausmė, ir apdovanojimas viename, ir motyvavimo priemonė, ir kartu, ar ne, ir užkardymas. Taip pasakyti, čia toks labai sukūrimas labai griežto, turinčios labai aiškius disciplinos rėmus tėvo įvaizdis, ir jeigu tu tos disciplinos laikysiesi, tu neįsivaizduoji, kokią karštumo širdis po to mano oda plaka. Ta prasme, nes šitie visi dalykai man labai primena tikrai, pavyzdžiui, 20 amžiaus lietuvių literatūrą, kokie žemaitė, kažkokie tokie kieti čiuvakai buvo. Tai įdomu, kad čia yra tas tėvo įvaizdis, ar ne, to valdovo įvaizdis, ar mes kaip tarnai tokie, ar ne, kurie mes turim kažką daryti arba kažko nedaryti, nes kitaip, ta prasme, arba gausim, kaip sakyti, dopamino, arba gausim, šitą, žodžiu, ar ne, kortizolio, arba kitaip tariant, gausi apdovanojimą, arba gausi kažkokį sunkumą, ar ne.
Tai o kaip tu jauti va toks santykis su Dievu, arba apskritai va tas, čia man atrodo dar ir egzistuoja ir tas negaminsi jokio drožinio paveikslo apie tą, kaip sakyti, garbint ar ne kažkokius tai, kur čia stabmeldystė, ar ne, kur ar ne, ten iš tos Biblijos istorijos, kai ten jie pasigamino ten tą auksinį veršį, ar ne, ir pradėjo garbinti. Tai va įdomu man ir tas, va neturėjo kitų dievų, ar čia nesisieja su to, kad tas auksinis veršis, tai ne tik tai, kad ateina kiti netikri lyderiai, netikri gurų, netikri kažkokie mokytojai arba apsimetiniai dievai, kurie nori, kad juos garbintume, bet kartais mes net nereikia, kad niekas ateitų, kartais mes pradedam, kaip sakyti, vedini savo kažkokių tai troškimų, pradedam garbinti labiau kažkokį, nežinau, dalyką, kuris gal mums net nėra naudingas ir jisai gali atnešti va tokias pasiekmes, kaip čia sako, ar ne, kad pavyzdžiui, nežinau, aš būsiu laisva meilė, aš su kuo noriu mylėsiuos ir tegu jos gimdo, ką jos nori tą daro, ar ne, ir tada iš to gimsta, kad visuomenėje atsiranda kažkoks sunkumas, ar neatsiranda tos vienišos mamos, ten tie vaikai nelaimingi, arba ten, visai čia nebūtinai, kad vieniša mama yra būtinai nelaimingi vaikai bus, bet ta prasme, kad tarsi va čia tas karmos dėsnis, ar ne, ką pasėsi, ką pjausi, arba kad jeigu tu nelabai, nedarysi taip, kaip rekomenduoju, ar ne, tai tada gali būti kažkas ne taip. Tai vat kokie tie, vėl prie to paties klausimo, kas tas aukso veršis, arba kas tas stabmeldystė būtų, kur būtų neties, kur būtų nuėjimas nuo kelio, va tavo požiūriu, bet nebūtinai, kad iš religijos pusės, bet iš tavo pozicijos, kur tu manai, kad žmogus va nueina nuo kelio. Ir va tada jisai susilaukia va to atpildo kažkokio tais, ar jo atpildo nėra jokio, gal čia, ta prasme, tas antras dirbtis, kas tas stabmeldystė, kaip tu matai. Aš atsiprašau, jeigu nutraukiu mintis tie klausimai, bet man surezonavo, kai tu sakei, kad tu atėjai ir klausai kunigo ir nesupranti, ką sako. Toks jausmas, kad čia ir yra stabmeldystė, kad tu ateini ir nesuprasdamas darai kažką. Bet jeigu tu supranti ir iš troškimo, kad nori kažką padaryti, arba iš tikėjimo tikro tokio, ar ne, tada toksai tas darimas visai kitas, ar ne? Žinoma. Tai vis tiek gal kažkokių minčių yra apie tą stabmeldystę, arba apie tą, kad netarsi to Dievo vardo be reikalo, kas tas be reikalo, tai čia toksai, jeigu aišku, kurie jo nėra. Nežinau, aš tai matai, kaip pasakyti, aš pavyzdžiui, netak Dievo vardo be reikalo. Aš, pavyzdžiui, iš savo varpinės šitą dalyką labai paprastai perskaitau, ta prasme, koks čia šifras, žinai. Čia perfrazuojant, tai būtų maždaug taip, prieš sakydamas 5 kartus pagalvoti. Man tai taip pat yra. Ta prasme, tiesiog tai kalba apie tai, kad, nesišvaistyk žodžiais. Nesišvaistyk žodžiais, nes žodžiai, kai kada sugrįžta. Ir jie sugrįžta labai nemaloniais pavydalais ir gali turėti labai nemalonių pasiekmių, ne vien tik tai tau, bet ir kažkokiai galbūt žmonių ir taip toliau panašiai. Tai tas, netark Dievo vardo be reikalo, tai man sakau, toks daugiau, apskritai prieš ką nors pasakydamas pagalvok, kad tikrai reikia. Beje, tu čia atsiminsiu, visi tuos podcastus čia daro savo, kas čia jums pasidarė, tai kaip tu čia jauti, nėra čia toks, kad visi kas čia, dėl ko verta šis daryti, pavyzdžiui, kalbėti. Podcastą? Pavyzdžiui. Nežinau, niekad nesusimasčiau, nes aš nesu labai didelis tų podcastų fanas. Aš ten esu matęs kaip nepatogūs klausimai, nes ten aš net neatsimenu, su kuo ten buvo. Man grynai dėl svečių buvo įdomu, bet kas ten dabar buvo? Berods Algį Kriščiūną žiūrėjau kartą, tą buvusį būgnininką. Ir Ezopą žiūrėjau, žąsų palo. O šiaip, aš nežinau, štai keletą kažkokių tokių humoristinių įsijungiau, tai man ten, nežinau, žemiau Plintuso. Tai prasme, aš nelabai įsivaizduoju, kas ten turėtų sąmonė vykti, kad, tokį šūdą žiūrėti ir klausyti, nežinau. O aš taip suprantu, kad ten iš tų podcastų pinigų galima uždirbti. Kaip suprantu, iš to, tai dėl to aš darau, aš nežinau. Aš neturiu nuomonės apie podcastus, ta prasme, apie veiklą. Bet jeigu kalbėt, grynai, kas tai yra podcastas, pokalbis, tai yra kažkokia tai, sakykime, tema ir kalbamasi. Tai, kaip čia pasakyti, per šitą
durų akutę pasižiūrėti, ką du žmonės kalba. Aš manau, kad savo azartas yra įdomu. Man tai tarsi prisivertimas mąstyti, ar ne, nu tarsi mąstai, visą laiką kažką mąstai, bet... Nu toks kaip akstinas. Akstinas bendrauti, kalbėti, ar ne, nes tiesiog pačiam, va, tarsi, nu, pavyzdžiui, dabar, va, būčiau, nu, susitikom, tai gerai, netyčia susitikom, ar ne, tai truputėlį persimetėm žodžiais, bet iš tikrųjų toksai, va, kad natūraliai vėl susitikti ir tiesiog kalbėti apie, pavyzdžiui, 10 metų, nu, nebūtų taip natūralu, ar ne? Nebūtų. Ir čia tarsi toksai truputėlį... Nebent po 100 gramų. Aš jau 20 metų negeriu, tai turbūt būtų sunkiau šito klausimą susitikti. Gerai, einam toliau. Tai ketvirtas, atsimink, kad švęstum šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 dieną yra viešpaties tavo Dievo šabas, nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvinė, nei ateivis. Gyvenas tavo gyvenvietėje, nes per 6 dienas viešpats padarė dangų žemę, jūrą ir visą, kas juose yra, bet 7 dieną jis ilsėjosi, todėl viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. O čia švęsk sekmadienį yra Romos katalikų. Tai kas čia šitas vienos dienos toksai šventimas, arba kitaip tariant, čia tai turbūt katalikai turi galvoje prisiminti viešpatį, ar ne, kad apie kažkaip kurti tą ryšį, bet kaip tau vat, šitas rezonuoja? Ar teatralai šiaip švenčia kasdieną? Ne, labai įvairiai, nežinau, aš per daug nesigilinu, ką jau laisvalaikį daro. Aš dirbti į teatrą. Bet dėl to sekmadienio švęsk arba šabo dieną ten pas žydus, ar ne, kad... Jo. Tai kaip tau čia šitas vienas? O aš kaip buvau, čia šiaip toksai nukrypimas 2011 metais mes su spektakliu buvom gastroliuose Izraelyje. Aha, mes irgi buvom. Ir mes papuolėm ant šabo, labai įdomus reiškinys, labai įdomiai ten dingsta visi ten švenčia, nebent tik tai mašinos neužinėja, įdomiai. Šiaip aš tau galiu pasakyti vieną dalyką. Šitą vat sekmadienį švęsk, aš kai kada naudoju studentam tie, kurie persidirba. Ta prasme, kurie dirba, jau matosi, jau ištekėjusiom akim, jau visą kitą ir taip toliau sakau, žiūrėk, hebrantas. Dievas 6 dienas kūrė. Vieną ilsėjus, sakau, pažiūrėk, kokį grožį sukūrė. Jeigu tu vieną dieną pailsėsi, tikrai sukursi grožį. Labai gerai veikia. Tai vat jis šituo labai. Labai gerai. Tik tai, kad reikia žmogui, ar ne, tas tokias pauzės kažkokias. Taip. Jo, visą. Gerai. Dieną reikia tikrai pauzytę turėti. O kaip ten, ar šabas, čia jau. Taip, kitas yra katalikų gerbk savo tėvą ir motiną, o čia 5 yra gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau skiria. Tau skiria, ar ne, ir kad gerai gyventum, ar ne? Reikia gerbk savo tėvą ir motiną. Kaip čia tu jauti, koks tas ryšys su savo, kaip sakyti, tėvais arba su vyresniais? Čia konkrečiai tėvas turi galvoje, aišku. Nu, kaip normalus. Natūralus toks, ar ne, kad tiesiog reikia vis tiek. Bet, kai močiutė sakė, eit priimti sutvirtinimo sakramentą, kažkaip jau supratai, kad jau nori pats spręs dalykus, ar ne? Taip. Ir kaip čia su šita, čia tas pagarbos ir savarankiškumo santykis, koks tavo gyvenime yra šitas, kad kažkas... Nu, supranti, pas mane toksai kriterijus yra, supranti, jeigu man, pavyzdžiui, ar tėvai, ar ten, sakykime, anksčiau amžinatilsį jau močiutė, sakydavo kažką daryti, o aš toje veikloje nematydavau, kad dėl tos veiklos vaisių arba sąlyčio su ta veikla aš pasidarysiu geresniu žmogum, aš atsisakydavau. Tavo toks tikslas būtų tapti geresniu žmogum? Nu, taip. Nes kartais... Manau, kad... Nes kartais žmonės tiesiog ieško pasitenkinimo. Nu, pasitenkinimus turbūt tam tikrais aspektais... Toks vat relaksas, supranti, žinai, vat kad ir tas pats sekmadienio šventimas, jisai gėrį veda. Taip. Ne, tai va, tai matai, nu, kaip pasakyti,
tas gerbtai, žinoma, kad gerbta prasme, žinai, bet nevergaut. Mhm. Tai, nu, tiesiog, jeigu ten, žinai, kada man buvo ta 14 metų, ir jeigu aš, pavyzdžiui, būdams 14 metų, aš tikrai sėdėjau ir niekaip nesupratau, kam man to reikia. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, nueinu į pirtį, aš išeinu švarus, kvepiantis, ten vantom kažkokiam kvepiu, visą kitą ir taip toliau, taip toliau. Aš nueinu į valgyklą, išeinu iš jos, pavalgęs, galiu ilgiau funkcionuoti, galbūt piktas nebūsiu, mintys bus labiau susikoncentravę, supranti į veiklą, o ne į skrandį ir taip toliau, taip toliau. Dabar einu, aš priimu tos sutvirtinimus sakramentus. So what? Man buvo taip. Nes tai ne maistas, tai ne pirtis, tai yra sutvirtinimo sakramentas, prasme, žinai. Aš nuo to geresnis pasidarau, nes jau tada iš etinės pusės žiūrėti reikia. Nes tai apie etiką kažkas. Nu, nepasidarau. Nes realiai aš jokio veiksmo neatlieku. Tam, kad aš pasidaryčiau kažkuo, aš turiu atlikti kažkokį veiksmą. Ar dvasinį veiksmą, ar širdies kažkokį impulsą, ar, reiškia, fizinį kažkokį veiksmą. Tam, kad pasodinčiau bulvę, turiu iškast lysvę, tu prasme, žinai. Tam, kad atverčiau, sakykime, aš nežinau, jausmus moteriai, aš turiu įžodinti, taip pat prasme, žinai. Arba įveiksminti. Arba įveiksminti. Žodis taip pat veiksmas, nes būna įveiksminai. Tai vat aš tiesiog, tada 14 metų būdamas, aš nesupratau, ką man to reikia ir kodėl aš turiu daryti tai, kas neturi jokio grįžtamojo ryšio. Tai va. Bet iš esmės, jeigu taip pažiūrės, o ką gali būti, kad mes tiesiog išsikreipia pati sistema, ar ne, kai patampa viskas, kaip sakyt, masiška, arba patampa kažkaip schematiška, tada gaunasi, kad tu jau ateini tą schemą ir palauk, kažkoks sutvirtinimas sakramentas, man kažką čia reikės padaryti ir toksai grinai kaip gaunasi, toksai kaip konvejerinis teatrališkumas, ar ne, kur tu realiai nesupranti, apie ką sakai ir tu sakai kažkokius žodžius, nes šiaip teoriškai tai, kas sutvirtinimas sakramentas, skaitimas katekizmo ir supratimas tikro, dar giliau pažinimas tiesos, ką kalba ta religija, ir tada tu teigi, kad aš dabar daugiau supratau ir noriu, kad mane dar padėtų kažkokia aukštesnė jėga, tarsi man toliau tęsti tą. Bet kai mes tiesiog pristumėmi, ar ne, tokie, maždaug, kad man dabar visai kas kita brendimas kažkoks prasidėjo, man įdomiau svartyti žurnalus, ar ne tik vyrams, ir dabar sako, iki sutvirtinimo sakramentų ir tada aš tiesiog meluosiu, iš esmės. Nu taip, nes čia matai, čia vieną dalyką tu dar palietei tokį, žinai, svarbų, man atrodo. Sakai, schema, žinai, yra taip, visos religijos jos turi labai aiškę schemą savo, subordinaciją, kažkokį labai aiškų piešinį, ta prasme, žinai, vizualizaciją tokia, ta prasme. Ir čia reikia turėti omeny, sakykime, krikščionybė virš 2000 metų, kaip pasakyti, istorinio paveldo kažkokios kultūros. Ten reiškia kitų, aš dabar neatsimenu, bent 5000 metų, ta prasme, žinai. Ir dabar, sakykime, paauglys arba vaikas pastatomas į tokią satisfakciją su tokio laiko atkarpa, su tokia glaiba, su tokia džomolungu. Ir iš jo norima, kad jis kažką ten pamatytų, suprastų, pajustų, mylėtų. Tai yra absurdas, mano giliu įsitikinimu, ta prasme. Ir aš visą laiką sakiau ir visą laiką būsiu už tai, kad, sakykime, kas liečia katalikų bažnyčią, kad žmonės krikštytųsi ir tuos sakramentus visus, jeigu jiem reikia, kad jie priimtų būdami brandaus amžiaus. Ta prasme, kad tai būtų sąmoningas dalykas, kad jis suprastų dėl ko, kad turėtų motyvą dėl ko, kad iš to būtų, ne tai, kad iš to būtų, bet kad atsirastų galimybė galbūt iš tiesų užsimegzti kokybiškam santykiui su tavo istorija visa, sakykime, bažnyčios. Su Dievo kažkokia tai istorija, ta prasme. Ir kad galbūt tai kažkokia tai tikrai kokybinė naudą, kokybinį šuolį žmogui duotų, ta prasme.
Nes tada paauglystėje, vaikystėje tai daugiau tokios traumos lieka ir tokio atstūmimo daugiau reakcija. Formaliai supranti, katalikų bažnyčia, kaip čia pavadinti, saviškiais užsipildo, bet, kodėl, aš prie šito pranciškonų vienuolyno gyvenu, man šiaip bažnyčių aura patinka, žinai, aš ten kai kada nueinu, žinai, porą savaičių kartą, kiek aš ten žmonių matau? 3, 4, 5 tie patys dažniausiai. O kur visi kiti? O kaip kaip tau šitą fake it till you make it, arba kitaip tariant, vaidink, kol pavyks? Kažkaip išsireiškia. Ne, toks nesugebėjęs. Ne, till you make it, tai prasme, vaidink, kol pavyks, ar ne, tarsi kažką tu imituoji ir galiausiai, tarsi, kitaip tariant, net kartais, ar ne, kažkas tau nepavyksta, ten, jeigu paprastai koks kalvis, ar ne, kali, niekaip nepavyksta ten, bet tu varai, kol paskui, ir kažkas perlauža arba viduje, arba išorėje, ar ne, ir tu pagavai. Tai tarsi gal, klausimas arba tas visas, kad dėl ko krikščionybė, nes jeigu paleisi, tai aišku, kad jūslės taip greit nuveda į kitus visus pažinimo takus, ar ne, kad kitur įdomiau, ar ne, ten ir vaizdai keičiasi ir tas, o čia ateini visą laiką tokia vėsita bažnyčia, kažkokia tokia prietema, neprietema, ar ne. Tai ta prasme, kad tavo pradeda net nesuvokiant, pradeda tiesas aiškinti, o tu paskui kažkur metu, ateini į sudėtingą situaciją. Nežinau, aš kad irgi, pavyzdžiui, ten vieną kartą sugalvojau ištranzuoti 10 metų, mane įsodino į traukinį iki Plungės, kad aš į kaimą, iki ten Skodo, maždaug prie Skodo nuvažiuočiau ir atvažiavau ir ateinu į autobusą ir sako, išvažiavo prieš 10 minučių. Aš išlipau iš traukinio, nubėgau iš karto į autobusą stoti ir išvažiavo prieš 10 minučių. Kada kitas 6, 12 ryto dienos, o tarsi ten 6 buvo, 6, čia toks kosminis laikas ilgas atrodė. Ir aš atsimenu, kad su mašina mes važiuojam, aš galvoju, aš partranzuosiu. Ir aš ten drąsiai. Pasikaustas buvai klausyti. Ir 10 metų išėjau aš į trasą ir pradėjau, bet nedrįsau kelt rankos, gal tiesiog automatiškai sustojau. Ai, kad tiesiog? Aš galvoju, aš tik atsisukdavau ir žvilgsnio gale stabdydavau, ar ne? Ir tada aš toksai ėjau. Ir paskui supratau, kad aš irgi, kad buvau nuo vaikystės katalikiškai auklėtas, ar ne, ir bažnyčia, kas sekmadienį eidavau, žinai. Ir tada aš supratau, kad aš susidūriau su to sunkumu, ar ne, ta prasme, kad aš supratau, kad aš esu pavojuje, nes aš supratau, kad aš jau per daug toli, kad grįžti atgal. Ir prasidarė ta vieta, kai iš mašinos lango vienaip matai, o kai tu jau eini ir tas laikas taip lėtai eina. Ir tu paskui pradedi dvejoti, ar čia ta vieta yra ta, kurią aš įsivaizdavau, kad jinai yra. Ir tada aš supratau, kad o Dieve, padėk. Ir tada aš kreipiausi viešpatį, jau tada nuoširdžiai. Nes tada, kai aišku, kai stumė ten, kai sutvirtinimą ar dar kažką ten, mokykloje kažkokių maldelių moko, tu toksai nori žaisti su draugais, čia kažką reikia kartot, kažkokius dalykus. Bet kai jau atsiduri tokioje akistatoj su pavojum, tada supranti, kad daugiau nėra už ko užsikabinti, nes savo jėgom supranti, kad nieko negali. Tai tada jau pradedi melstis ir tada atsisukęs, net nekeldamas rankos, sustoja didžiausias ten kažkoks sunkvežimis, ten kur net nepasiekiau pirmo laiptelės. Vos neprisitraukti turėjau. Ir neįlipau savo, ko tu nestabdai? Ir pamokė mane žmogus, tu kelk ranką. Aš, kažkaip, nežinau, taip. Žvilgsnio. Sustabdžiau žvilgsniu, supranti, tiksliau, jaučiau, kad tikrai Dievas tarsi padėjo man šitą situaciją. Arba kitaip tariant, bet tas, kur ta patirtis, kad aš ėjau į tą bažnyčią, man ten buvo irgi nuobodu, irgi sunku, irgi neįdomu, ir ten, bet tą sunkią akimirką aš tarsi supratau, kad yra atrama. Tai aš galvoju, tas fake it till you make it, ar ne, kad iš pradžių tu, kaip sakyti, imituoji, bet kažkuriuo metu gali būti, kad perslauži, ar gal ir ne. Nežinau, tai istorija iš mano patirties, ar ne? Tai... Žinai, čia, kaip pasakyti, tu šitą pavyzdį, nuotykį savo, kur papasakoji, tai taip ir man yra tai buvę, kad, ta prasme, žinai, kažkokia beviltiška atrodo situacija ir tu mintyse pradedi kalbėti su tuo kažkuo. Nors man yra buvę, kad aš ir su gyvenančiu esamu žmogum šneku, tiesiog jau šalia nėra. Ta prasme, žinai. Tai įdomus tas, ar ne, kad žmogui natūralu, kad reikia su kažkuo, tarsi lengviau, santykė su kažkuo spręs problemas, ne vienam pasilikti su tuo, ar ne? Ir tada tas tarsi religija duoda tą
tarsi, tas, kurį ryšį su kažkuo aukštesniu, ar ne, bet tu matai pasirinkai, kad net kartais su tuo, man, pavyzdžiui, niekada nešoju galvą, kad kalbėti su žmogum, kurio nėra šalia, nes atrodo, jisai prie ko čia. Tam, pavyzdžiui, buvo toks nutikimas, aš buvau visai kitoj šaly, labai toli Azijoje, tu prasme, ir ten buvo toks, ganėtinai toks sunkus dvasiškai, reiškia, nutikimas. Tai aš viešbučio kambarį, sėdėjau su mama šnekėjau. Pasakojau kažkokius dalykus, ko man atrodo, kad nebuvau papasakojęs. Tai, žinai, kada ištinka tie tokie kritiniai kažkokie momentai, sunkus momentai, žinai, man atrodo, labai daug blogos energijos tuo metu pas žmogus susidaro ir reikia išsivalyti kažkokiu būdu. Į kažką kreiptis, ta prasme. O tas, kad sakykim, čia aš vėl buvau iš tokios biškai kaip skeptiko pusės, žinai, pasižiūrėsiu. Tas kritinėse situacijose, ta prasme, toksai intuityvus, impulsyvus kreipimasis, ta prasme, žinai, į Dievą, žinai, kad Dievą padėtų, labai primityviai taip kalbant, žinai. Man atrodo, kad čia tiesiog jau toks kaip archetipas atėjęs, ta prasme, iš kartos į kartą atėjęs toks archetipas, nes supranti, tu gali ten, taip įsivaizduokim, būti konflikte su Dievu, nors man atrodo, kad tie, kurie sako, kad yra konflikte su Dievu, tai iš tikrųjų, tu negali būti konflikte su nefizinė būtybė. Jie tiesiog konflikte su bažnyčia, bažnyčia kažko tai nepatinka. Vienokia arba kitokia. Kitaip sakant, vėlgi, jiem nepatinka žmonių veika kažkokia, kuri yra nukreipta, žinai, į aukščiau kažkur. Bet Dievas realiai ne prie ko. Ta prasme, ir šitagi, man atrodo, iš to archetipo ir iš to pojūčio, kad, kaip pasakyti, realiai jis tau nieko nepadarė. Bet žinai, jis tarsi yra, tie debesys plaukiantis, kaip jo alsavimas kažkoks, ir tu kreipiesi, žinai. Tai nes čia toksai, žinai, galbūt įdomus toks dalykas yra vienas. Net, pavyzdžiui, ritualai, net jeigu ir paimtumėm tuos animistinius dar iki krikščioniškus ritualus, prasme, jie visi susiję su kažkokiu šokiu, judesiu, ugnimi, visa kita, kitaip sakant, jie labai fiziški ir labai materialūs. Bendras dainavimas, visa kita ir taip toliau, taip toliau. Dabar, sakykime, jeigu pasižiūrėti į bažnyčią, tai taip pat paprasta katalikų bažnyčia. Taip pat yra labai aiški fizinė regula. Klūpom, stojam, giedam, kalbam, klausom, sėdim, kartu kažką tai sakom ir taip toliau, taip toliau. Ir kažkokias, reiškia, ritualiniai apėjimai su paveikslu, su kryžium būna, pašventinimas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ta prasme, kas yra tas ritualas, tas įfizinimas, tas fiziškumas, taip pavadinkim. Tai yra, mano galva, tai yra žmogaus pripažinimas savo bejėgystės komunikuoti su Dievu. Dėl to, kad jis ne fizinis. Ir kaip komunikuoti su tuo, kurio tu realiai nematai. Tai tu komunikuoji kažkokiais gestais, įsivaizduoji, kad šita kalba, tai yra ta kalba, toks dainavimas, tokia kažkokia, kaip pasakyti, koncepcija, jinai, reiškia, gali būti kažkokia tai kalbos forma, kur galbūt aš pasiekiu, žinai, tenai kažkaip. Bet paminėjai tą apskritai, kad žmogui reikia to apsivalymo, ar ne, kad užtiktų tos energijos blogos. Bet ar negalim būtų teigti, kad tie ritualai, jie kažkuria prasme atlieka tą funkciją, tą apsivalymą. Tu tarsi kažkaip sustoji, tu permastai, tu net ir darydamas tą ritualą, tu kartais... Su sąlyga, jeigu tu sąmoningai ir sąžiningai sėdi tam. Taip, aišku, jeigu tu ateini tiesiog pramus laikas galvoji, kur eisi kokią kavinę, žinai, tai aišku. Nes yra jau begalė žmonių, kurie užsuka ten architektūros pažiūrėti, paveikslų. Esu matęs ne kartą, kai ateina žmonės tiesiog pakikenti. Mes pripažinkim, ten, sakykim, kai kada tikrai keistuolių tokių ateina į bažnyčią, tokių,
kur tu gatvėje net nelabai pamatysi tokių žmonių, ta prasme, žinai, bet į tokį kaip į entertainmentą ateina, žinai. Bet jeigu sąmoningai žmogus ir sąžiningai eina, tai jisai jau yra motyvuotas ir jisai, kaip pasakyti, pasijungęs ir pasikrovęs ir jisai jau nori kažkokią tai satisfakcijos su savim, kažkokią tai apsivalymo, kažkokio tai dialogo su aukštesnėje materija, galbūt patarimo nori kažkokio ir taip toliau, taip toliau. Tai tikslingas klientas, taip pavadinti. Bet tai tas klientas yra paminėjimas, ar jisai gauna kažką? Jeigu jis, pavyzdžiui, sąmoningis ateina, va taip tikrai nori kažką supratau. Nu, supranti, kaip pasakyti, jei, man atrodo, viskas yra gerai, jeigu žmogui nuo to geriau. Jeigu jam nuo to geriau, jeigu jisai, aš nežinau, tampa drąsesnis, našesnis kasdienam gyvenime, atviresnis, tiek viduje, tiek išoriniai daugiau naudos neša, tai volia. Tiesiog to prasme, žinai. Okay. Nu, aš manęs dažnai klausia, kuo tu tą astrologiją domiesi, kam tau tie horoskopai? Nu, sakau, man tai pažinimo įrankis. Aš ta prasme tiesiog, man tai yra pažinimo įrankis, ta prasme, žinai. Aš pat per ilgą laiką jau domėjimusi tą astrologiją, ta prasme, aš pastebiu kažkokias tendencijas, žinai, po žmonės ir taip toliau papasakoju jiem apie tai. Ašgi, ta prasme, žinai, ne jų tikėt prašau, nei ką, ta prasme. Tiesiog aš papasakoju, kad yra ir toks tyrimo supranti įrankis, žinai. Gal dėka to jie kažkokiais tai kitais dalykais, nes ir pasakodamas apie tą astrologiją, tu vis tiek naudoji daug intertekstų, kurie nėra susijęs su astrologija. Gal iš tų intertekstų juos kažkas tai sudomins. Tai supranti, nu volia. Čia kaip kažkada dainavo grupė SSG, mano katė mėgsta šaudyti. Šaudyti pataikys. Ok, nežudyk yra kitas, arba nežudysim. Tai kas čia? Tiesiog jau natūralus ir ne moralės kodeksas, kur normalu, kad niekas nenori prarasti gyvybės nėra. Ir čia turbūt gal ne vien tik gyvybę liečia, bet kaip pasakyti, nežudyk pasitikėjimo žmogumi, nežudyk meilės jame, nežudyk galų galia savo sveikatos ar kitos sveikatos. Ta prasme, nedaryk to, kas žmogų uždaro į baimės kokoną. Man atrodo, čia tai turbūt. Įdomu, kad yra skirtingas tas požiūris į gyvybę ir neskirtingose religijose arba konfesijose, ar ne, nes tarsi katalikai tarsi taip kažkaip skeptiškai žiūri tos gyvūnus, ar ne, pavyzdžiui, kokie ten, nežinau, budistai arba rytų, kaip kitaip tariant, tos religijos taip jau labai tarsi su atjauta žiūri, supranta, kad tas nežudyk yra ir gyvūno nežudymas, nevalgymas ir taip toliau. Kokia tavo pozicija šituo klausimu, tarsi, kas tas, kaip čia reikia žudyti, nežudyti, kada čia mes galim atimti viens iš kito kažką, ar dėl kada aš čia svarbesnis, kada kitas, ar turi kažkokį tais pamastymą šituo klausimu apie? Žinok, nežinau dėl šito dalyko, ta prasme. Svarbus tik mes kaip žmonės, ar vis tik tai? Ne vien tik tai mes kaip žmonės. Aš tiesą pasakius nelabai gal į tai gilinausi, nelabai žinau, kaip tą vertinti gyvūnų žudymą valgymui. Žinai, jaučių, kiaulių, visą kitą. Nes supranti, žinai, čia labai toksai, sakykime, mano atžvilgiu toksai labai paradoksalus dalykas, kadangi, žinai, aš kaime gyvenu ir mes tų gyvulių turėjom visą laiką ir ta prasme, man nuo mažens buvo kaip ir, aišku, kad mažas kiauliukas, jisai toks juokingas, su juo smagu, žinai, ten jam įpili to jobalo, jis duodas, išsitaško, išsišūdina, visą kitą, juokingas. Bet ta prasme, tu žinai, kad tu jį augini tam, kad valgytum paskui. Ir tai bus simplu, supranti. Bet vis tiek ta scena, kai jau ją skerdžia tą kiaulę arba paršą ir ta scena, tu jauti jo kančią taip jau kaip vis... Žinok, paradoksalu, bet ne. Tu nejauti, ne? Nes aš... Nesupranti, nes man tai buvo, taip turi būti. Nes, vieni taip gyveno, treti taip gyveno, visa kita tiesiog taip turi būti. Supranti, ir
Nu, ten, pavyzdžiui, aš galiu dar papasakot, dabar iš dabartinės pozicijos tai taip, nu, visai krypia atrodo. Bet sakykim, nu, vat yra katė namuose. Čekštinai atsiveda ten 8 ar 7 kačiukus. Nu, ten močiutė ar ten motina praeina pro kaimynus, ar reikia kam kačiukų. Kam ten kaime tų kačiukų reikės? Sudeda į maišelį, pakas. Mes skandindavom ten jos. Ir skandindavau, kasdavau, ta prasme, ir supranti, vat, žinai, aš atsimenu, pakasiau juos. Gyvus. Ir aš girdžiu iš po žemės jie miaukė. Supranti? Dabar tai, nu, biškiai taip nečiurpas eina. O tada tai buvo taip natūralu. Ta prasme, va toks, va, nu, tas bendravimas, supranti, žinai. Ir čia iš tikrųjų, nu, kažkoks, va, nu, toks, kažkiek kitoks tas santykis, žinai, va, į visą tą dalyką, jisai nugrinai nuo tų, va, kažkokių pažintinių knygų, žinai, va, nu, pradėjo. Ta prasme, nes aš nuo 26 metų aš mėsos nevalgau. Ta prasme, žinai, manęs kai klausia, sako, dėl ko tu nevalgai, dėl religinių įsitikinimų ar dėl to, kad gyvuliukų gaila. Sakau, nei dėl to, nei dėl to. Ta prasme, nu, nebuvo tai motyvų, ta prasme. Nu, tiesiog buvo motyvas, aš paskaičiau kažkokio mediko, ta prasme, straipsnį, kaip virškina mėsą, kaip virškina žuvį, ir kaip virškina, ta prasme, žinai, augalinės kilmės ten tuos produktus, arba maistą, ta prasme, žinai, ir ant kiek nuo organizmų yra lengviau tą augalinės kilmės maistą virškinti, ir aš tiesiog tada atsisėdau, primečiau, kad blemba, jeigu aš valgysiu vat augalinės kilmės maistą, tai greičiausiai aš ilgiau išliksiu jaunas, stiprus ir man nereikės vaistų ir tiesiog mažiau problemų turėsiu. Tai iki šiol vegetaras? Jo. Tai aš, nu, kaip pasakyti, pas mane toks labai pragmatinis buvo tasai žingsnis. Tai geras, tai jo, šitas įdomus paradoksas, aš irgi, nu, vegetaras irgi jau daug metų, ten iš 20 kažkiek tai, bet jo, tos kačiukus aš ir vėžius gaudė man kačiuko mėsos, įsivaizduoju, prie mano, nu, aišku, ne aš pats, žinai, aš ten tik tai dalyzau dar, ten kiek ten 14, ten kažkiek tų metų, tai ten vyresni, ten nustuko su rankom galva ir tu galvoji toks, okei, kažkaip, iš vienos pusės taip, nu, tikrai ir tuo metu nebuvo jauku, žinai, ir gaila, ir su kačiuko žaidžiau prieš tai, prieš gaudant vėžius ant jo. Ir galvoju, viešpatie, viskas taip šalia, žinai, ir tas mirtis ir gyvenimas, ir tada ir tas normalumas, žinai, kaip tu, ką tu priimi normalumu, ar ne, ir tada, bet ir kitas pusė, kai mes jau galvojam, kad aš čia ką valgau, tai čia normalu, bet tai ką kalostau ar ne šuniuką, tai jau čia, tipo, tą reikia saugoti, o šitą nereikia saugoti, ir va tas toks ir gaunas, tas toks ir biškutė. Nu taip, bet čia vėl yra tokia, kaip pasakyti, vat, nu, masinės psichologijos archetipas toksai, kaip pasakyti, vat, mūsų krašto, regiono, kultūros, ta prasme, plaukiantis iš kartos į kartą ir taip toliau nesupranti, vat, pavyzdžiui, pas mane kaime labai stipriai pasikeitė gyvenimo būdas per paskutinius nuo iPhone atsiradimo 15-17 metų, ne. Tiesiog, aš kada vat buvau vaikas, nu, visi absoliučiai gyveno hiperūkiškai. Nes ten, ta prasme, aš atsimenu, dar kai blokada buvo 90 metais, realiai nebuvo pinigų. Ir aš atsimenu, mes viską iš savo ūkio gaminom, mes grietinę, sviestą, parduotuvėj tik cukrų, druską ir duoną pirkdavom. O šiaip viskas buvo iš ūkio, ta prasme, kiaušiniai, pienas, varškė, viskas, ta prasme, žinai. O paskui, vat, kažkur jau nuo 2000-ųjų tai pradžios pradėjo nebeapsimokėti gyvulius auginti. Ta prasme, tu į karvės ten pašarus, šieną, į šienapjūtę, į šitą kiaulių tą išlaikymą. Kas čia? Kažkas atėjo. Čia jau kad žinutės. Taip. Palauk, aš dabar sakiau. Apie kiaulių ūkius ir kad ten viskas pasikeitė. Jo, tiesiog pradėjo nebeapsimokėti, reiškia, auginti gyvulius. Nu, brangiau gaudavosi jie auginti, negu kad parduotuvėj nusipirkti. Ir iš esmės, tuos gyvulius laikyti apsimokėjo tik tai labai stambiam ūkininkam, kurie iš to biznį darė. Tai realiai ten kokių taip, 4-5 metų eigoj neliko ūkių, ta prasme.
Ir supranti, kada tu iš kartos į kartą visą laiką tu turi kažkokią rutiną, atsikeli ten 5 ryto, eini pas tos gyvulius, dar kažkas, tai vėl pas gyvulius, vėl pas gyvulius. Ir čia aš pilna laisvo laiko. Pilna laisvo laiko, tu neįsivaizduoji, kokios aplinkos gražios pasidarė. Nes visi užsiema estetiką dabar. Augina ten oranžerijas, daro kažkokius ten sodelius, namus atsikalinėja. Tame tarpe ir mano tėvai, sakykime, žinai, niekada toks gražus kiemas visa aplinka nebuvo, kaip dabar va, kad yra. Ir ten jis pildosi kažkokiais tai artefaktais, atradimais ir taip toliau. Bet va šito va pasekoj vėlgi atsirado pas žmonės daugiau laiko užsiimti saviugdą. Ir dabar, va, pavyzdžiui, jau santykis į tuos gyvulius labai pasikeitė. Aš sakau, čia mums... Žinai, daug kas sako, oi, kaimas, žinai, kažkokie tokie, vat brangenybė, kažkas tikro, va tokio nepakartojamo jame yra, nežinau, aš manau, kad daug ten tamsos yra. Iš tikrųjų yra daug tamsos ir tas toksai suromantinimas ir sudvasinimas, ypatingai, pavyzdžiui, lietuvių literatūroje 20 amžiaus tiek pirmos, tiek antros pusės, jisai daugelį atvejų yra neatitinkantis realybės, mano galva. Gerai, nu ką, keliaujam toliau. Nepaleistuvauk arba nepaleistuvausi, toks yra, ne? Kas čia? Kaip čia? Kodėl čia Dievas staiga sako mums nepaleistuvauti? Ir kas yra, kas tai iš vis paleistuvystė tavo požiūrį yra? Čia atidomi, nes matai, yra sprendžiant nepaleistuvauk. Nes iš karto tarsi, žinai, suponuojasi, kad lyg nevaikščiok į kairį. Taip. Bet yra 9 negiai svetimų vyrų, svetimos moters. Ta prasme. Tai va, įdomu, kas ta paleistuvystė, ar ne, kuo skiriasi nuo geismo? Aš tai manau, kad ta paleistuvystė, tai čia yra, kaip čia pasakyti, nebūk bradelė. Nesivalkiok, supranti. Užsimk kažkokiu tai namų židinio puoselėjimu, užsimk kažkokią naudingą veiklą. Nesivalkiok iš kampo į kampą, ta prasme. Čia, sakykime, kaip Vilniuje yra tokių vaikščiančių personažų, kurie jų ten diena, rytas ir vakaras jie iš vieno kiemo į kitą, ten visus pažįsta, visą kitą, bet aš taip galvoju, o kas naktį? Tamsa dar vienaktį. Tai čia gal tas, sakyčiau. Nevok. Kitas nevoksi, ar ne? Tai nevok ir nevoksi. Tai kaip čia su to vagystėm? Kada čia tu jauti, kad jau vagi, arba kas čia yra tas, kada tik tai kai kito daiktą paėmė, čia tas vagystė, ar dar kažkokių kitokių vagysčių, kaip ten per tos intelektualinės vagystės, kaip ten tos autorinės teisės ir visa kita. Kaip jauti tu, tavo pasaulyje egzistuoja tas vagimo aspektas kažkoks, nes man čia galim prie teatro privesti, man patiko, aš buvau vienam seminarė, kur komedija diliartėm buvo atvažiavę kažkada ir ten rodė, mes ten vaidinom vieną, kitą, trečią personažą ir sako, tai važiuokit, jeigu jūs čia kažką pamatėte įdomaus, arba jūs viską vokit, darykit, vis tiek kitaip padarysit. Ir pas nekrošių, jis sako, reikia arba labai daug žiūrėti, arba iš vis nieko nežiūrėti, kad nepasikartot. Toks, žinai, kaip dvi skirtingas, žinai, pasvarstyklių pusės. Vienas sako, kad būk labai unikalus, žinai, tik tai nepasikartok, žinai, ieškok savasties, čia nekrošiaus ta pozicija, aš taip išgirdau, žinai. Ir kita pozicija, ar ne, kad sako, kaip tik, tu, žinai, bandyk drąsiai, žinai, ar ne, kompiliok daryk ir paskui iš to vis tiek naujas kontekstas gauna. Va čia šitas Džimas Džarmušas, kino režisierius, jisai 2005 metais, berods, kada atsiminėjo Auksinę palmės šakelę, jo kalba buvo apie tai, kad vokit, nes tiek daug visokio meno, tiek daug meno kūrinių. Ir jo kalbą aš supratau. Labai aiškiai, ta prasme, čia labai panašiai kaip, sakykime, aš aktoriam, kai kada aktorių tam tikrose aplinkybėse prašau, kad jie nuplagijuotų, kiek įmanoma labiau vienas prie vieno kažkokį realų žmogų. Visiškai nuplagijuotų. Tai irgi tarsi pavogtų. Ta prasme, žinai. Bet yra toksai paradoksas, supranti, kada tu plagijuoji, tu kuri, nes tu juo niekada netapsi. Tu juo niekada netapsi, tu vis tiek
nuskanuosi jo kažkokį tai būdo bruožų rinkinį. Taip. Bet tu vis tiek būsi tu. Ir čia tada tos tokios kaip ir vagystės nėra, nes kaip pasakyti, nu dabar, arba, sakykime, kai matau čia, kai kada dailioškės studentai atsisėda ir kokį bažnyčios fragmentą piešia ir dar kažkas, tai jie vagia, nu nevagi. Tai mokosi. Nu mokosi, Bet jeigu, ne, tai gerai. Tai tas nevok yra, kaip jau tik, kad tiesiog svetimo turto pasisavinimas, jisai, gudru to nedaryti, kaip sakant, ar jeigu aš labai noriu, galima kartais. Nu, aš, pavyzdžiui, kada buvau vaikas, aš buvau pavogęs laivelį. Toks surenkamas toksai laivelis, supranti, iš kaimynų. Aš kažkaip pro tą kaimynų kiemą eidavau iš mokyklos ir į mokyklą. Ir kažkaip aš taip užmečiau akį, toksai mėlynai geltonas laivelis ant plytų krūvos tokius. Ir supranti, aš taip galvoju, ten negyvena jokių vaikų. Ten gyvena į tokią senutę ir senukas. Galvoju, aš kur pas juos tas laivas. Antrą dieną einu, tas laivas taip traukia. Trečią dieną einu ir galvoju, bet taigi jie seni, jiem nereikia. Tai protas, ar ne, sugalvoja argumentus. Jiem nereikia, ta prasme, žinai. Ir aš kažkaip namuose save įtikinau, kad jie jau pamiršė apie jį. Ir ta prasme, aš pavakarėjau, pasiėmiau tą laivelį, parbėgau namo. Ir prie mūsų namų yra Tujų gyvatvorė. Pakišau po tą gyvatvorę, kad tipo suimituot, kad kažkas paliko ir aš radau. Ir ta prasme, atsivedžiau mamą, sakau, žiūrėk, kas čia dabar? Laivelis, kaip čia dabar liko, gal man pasiimt, sakau, žinai. Pasiėmiau tą laivelį, buvau labai excited, labai laimingas, labai patenkintas, paskui vakarė atėjo moralė. O jeigu ten anūko kokio? Ir jis jiems surinko, ir žinok, po 2 dienų aš nunešiau atgal. Užgraužė, žinok, sąžinę. Tai buvai excited dėl savo režisūros ar labiau, ar dėl to, kad apskritai gavai daiktą? Kad daiktą, kad gavau to, ko norėjau, ko va troškau, man ten jo obsesija beveik buvo dėl to laivelio, ta prasme, žinai. Aha. Tai, tai vogt vat nereikia, nes perturbacijų paskui vyksta visų. O dėl tiesos, čia dar kitas iškart, nekalbėk netiesos arba neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Čia neliūdysi tai jau toks kaip teisminis procesas, ar neliūdysi, kad tarsi nemeluosi jau taip, kas kitiems pakenkta. Čia tiesiog nekalbėk netiesos. Ir čia daug kas dabar tiesiog tas yra, sakyk, teisybė. Dabar sakoma, kad yra posttiesos laikas. O ne, ką tas reiškia? Neklausk mane. Ta prasme, neįsigilinau, bet yra posttiesos laikas. Ta prasme, kitaip sakant, dabar tas laikas, kada yra kažkas anapus tiesos. Šiaip tame racijos gal ir yra, nes ta tiesa dabar tokia labai keistas žvėris, labai keistas sutvėrimas, labai sunku ją pagauti, jinai labai išsifragmentavus. Jeigu kalbėti apie tokią socialinę sferą, kažkokią tai visuomeninę, bendruomeninę, tai jo, dabar ta tiesa tokia tikrai postiesa. Kaip Grušas kažkuriem ten vienam savo apsakymą sakė, tiesa sena kaip pasaulis ir surūdijusi kaip pasaulis. Tiesa sena kaip pasaulis ir surūdijusi kaip pasaulis, per jėgą kalama sulinksta. Toksai buvo, tiesa, kad čia vienam spektaklį vienintelį, kurį stačiau, ne vienintelį, kurį stačiau, bet atsimenu tokį tekstą. Bet šiaip įdomu apie tą tiesos sakymą, pavyzdžiui, aš dar vieną tokį irgi iš vaikystės pasidalinsiu vieną istoriją, kad aš atsimenu ir dabar aš taip turiu 3 vaikus ir susiduriu su panašiai problematika, kaip tik 10-12 metų, ir aš atsimenu, kad aš pritryniau tėvams kažko norėdamas ten, ar nenorėdamas ten, ar į mokyklą, ar daryti namų darbų, ar kažko norėdamas gauti, ir aš ten sukūriau irgi taip istoriją, kaip tu dabar tą laivelį, sugalvoji istoriją ir ten primuilinai ir apgavai ten ir mamą, ir visą pasaulį, ir aš nuo to džiaugiausi, ir aš atsimenu irgi, aš apgavau kažką, bet neatsimenu dėl kokios priežasties, bet aš atsimenu per kiemą ir taip, o kaip kietai aš taip gerai apgavau, aš taip tiksliai apgavau, kad jie galvoja, kad aš esu dar geresnis negu esu. Kitaip tariant, aš jų akys atrodžiau gerutis labai,
Ir aš dar gavau tai, ko aš norėjau. Ir aš tokį pasididžiavimą Toks jackpotas. Ir aš toksai galvau, aš kaip gerai, aš čia pamelavau ir galvau, šakės, aš turiu įgūdį meluoti. Ir aš toksai pradėjau didžiuotis to melavimą, ar ne? Ir tik tai, kad nebuvo to, moralkė man neparėjo kažkaip tai kurį laiką, ar ne? Ir dabar aš tik tai prisimenu va, tą patį momentą ir aš dabar tik tai, kad aš jaučiu kartais kaip vaikams mano, ar ne, kad irgi ir aš jaučiu, kad, kad tu jausi kaifą iš melavimo. Nu, nes yra tam tikras irgi išsiskiria, kažkoks, nežinau, dopaminas ar kas ten išsiskiria, kad tarsi toksai tu jautiesi valdai kažką. Nu, melas, matai, taip pat tam tikra kreatyvumo forma. Jo, tas momentas irgi. Kreatyvumo forma ir kada tau gaunasi, tai, nu... Toks lengvesnis būdas gauti, pigesnė priemonė gauti dalyką, kuriam kitu atveju reikėtų daug įdėti pastangos ir darbo, tu tarsi lengvai nori gauti. Bet čia dabar, žinau, bet turiu galvoje, nežinau ar visiems čia aktualu, bet, pavyzdžiui, Petersono ten vienas tas yra, kur tos taisyklės 12 ten parašęs, tai man visai patiko tas, jisai labai taip ryškiai apie tą, sakyk, teisybę arba bent jau nemeluok, ir jisai teigia iš įvairių koncepcijų, iš psichologinės ir iš visus, kad tai yra žiauriai svarbus, vienas iš svarbiausių dalykų, tas atsakyti tiesą, nes kai tu pradedi meluoti, anksčiau ir vėliau susiduri su ta, kaip sakyt, odega pasidėja. Demaskuoja. Ir tada kažkada demaskuoja. Ir vienas dalykas, kad demaskuoja, bet iš kitos pusės tu prarandi galimybę pasiekti dalykus, tu sulėtini kažkuria prasme laiką, tobulėjimo laiką, ta prasme kažkas tokio. Tai ne visai cituoju, tiesiog kaip dabar suprantu, bet iš esmės, tas, ar tu esi pajutęs, kad tas nekalbėjimas, tarsi kalbėjimas netiesos arba nesakymas teisybės kažkaip yra atsiliepęs tavo arba kitur kažkieno nors gyvenime, kad buvo tas pasivyja melas. Ir iš kitos pusės net ir teatras, ar ne, kaip pagalvoju, tarsi, viso teatro esmė, kad jisai tarsi tiesą turi sakyti, ar ne? Tarsi jisai kažkieno tiesą pasakoja ir tada tu toks ateini ir tau nereikia sakyti, kad va čia man taip pats, gali sakyti, jeigu nori, kad tarsi iš vienos pusės aktoriai vis laik meluoja, nes ne patys būna, bet iš kitos pusės pats teatras tarsi rodo taip atvirai, ar ne kažkokia pozicija, tarsi tu pro rakto stūtė, ne pro rakto, nesvarbu, žiūri ir tada tu matai, o kaip iš tikrųjų ten buvo, ar ne? Teatras toks iliuzorinis daiktas, paradoksalus toks, žinai. Visiškai iliuzija, bet tam, kad gaut satisfakciją, bet jis vis tiek kažkaip susidaiktant turi, ta prasme, toksai realus apčiuopiamas pasidarymas. O dėl pasiekmių, aš dabar, kažkaip galvoju, kad gal aš nelabai meluojantis ir žmogus, ta prasme, buvau, nes kažkokių tokių, didelių, globalių, tokių, kad, karma bumerangų kažkokiu būtų grįžus, tai man atrodo, kad pas mane net nebuvo. Ten tokio buitinio daugiau, žinai, ten melo, kada bandydavau ten, pavyzdžiui, mamą įtikinti, kad nerūkau, nors rūkau. Ta prasme, jinai viską užuodžia. Žinai, tokie visokie, bet šiaip kažko tokio, kad, žinai, būčiau gavęs gyvenimo pamoką iš kažkokio, tai, netiesos sakymų arba ilgo kažkokio dangstymosi tokio dūmų užsklandos kažkokio darimo, tai tokio gal net nelabai. Ir yra buvę, ir čia gal dėl to kažkiek man ir sunku šnekėti, nes neturiu su kuo palyginti, supranti, žinai, kadangi šitoj vietoj, neprisišūdau, tai stipriai. Nežinau, nebent kas nors primintų man, kad aš kažkam labai bliūdą prikakoju, bet nežinau. Kartais aš galvoju irgi, bet tas nekalbėjimas tiesos, tarsi, kad tu irgi pasirenki lengvesnį kelią, aš kartais pajuntu, kad pasirenki lengvesnį kelią tam, kad mažiau kentėtum ir supranti, kad iš tikrųjų reikėjo imti sunkesnį kelią, aš tai irgi pusiau abstrakčiai, ar ne, nes, bet kartais aš jaučiu, kad dėl to nori pasilengvinti žmogus kartais ir tas tiesa, kas iš tikrųjų, ir aš kartais pajuntu, kad irgi kartais kito idėją įgyvendini. Turiu galvoje, kad pakišo kažkas, pasakė, tai, kad ir aktorinė aš galvoju stoju, ir aš galvoju, ar čia buvo mano iš tikrųjų toksai pasirinkim, kažkokį sutikau, ten režisierė, kažką ten kažkoks tai teatras, tau reikia, ir toksai, žinai, aš dar nieko nežinau, ir sakau,
o šiaip gerai skamba, žinai, būti aktorium, ar ne? Ir toksai, aš galvoju, ir dabar tai pradedu atsekti, galvoju, tarsi viskas gerai, aš nieko nesigailiu, tarsi viskas buvo, ir dabar naudoju tas žinias ir vis tiek ir turiu tų spektaklių kažkiek ir galiausiai aš ten ir vedu kažkokius ten ir ten, kur naudoju tas scenas, nu viską naudoju, tarsi, kad neišvengiamai viskas buvo naudinga, bet galvoju, pati ta idėja tuo metu, kai aš susirgau kažkokią tai koncepciją ir galvoju, va čia jinai buvo kažkieno pakišta mintis, ar tai jinai buvo iš tiesų tiesa, nes aš toks buvau kažkoks labai ekstravertas, ten aš kažkoks ten, žinai, buvau ten besireiškiantis scenoje, pavyzdžiui, mokykla, toks kažkoks tarsi kažkas va taip įdėjo man ir aš toksai ir darau dabar, nes ir toks galvoju, čia tas tiesos sakymas savo, pavyzdžiui, arba apskritai va toks pajutimas, kas yra iš tikrųjų tiesa. Tai va kartais galvoju, va tas nemeluok, ar ne, kad kartais sunku dasikasti iki tiesos, reikia daug metų kartais suprasti galvoju. Nu taip, jo, būna tokių, kur vat, kažkas vat apsisuka keli ratai, žinai, sugrįžta kažkokie tai reikalai, bet dėl to vat supranti, kad vat, nu, kažkokie aplinkiniai žmonės, tai tuos, kuriuos tu sutinki, žinai, pameta kažkokias idėjas, kuriam galbūt nu, nepasiruošęs ar dar kažkas tai tokio. Tai man atrodo, kad čia iš vis, pasakyti, iš to gyvenimo visa druska susideda fortūna kažkokia ar dar kažkas tai tokio. Manai, kad čia toks tai likimo tarsi pirštas? Jo. Tik nieko nėra atsitiktinio, ar ne? Nu, turbūt, kad tai. Na gerai, keliaujam, tai netiesa ir tiesą kalbėjom, taip, tai kitas yra negeisk svetimo vyro. Negeisk svetimo vyro arba svetimos moters, arba ten yra negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai čia ten tas 10 buvo tarsi sujungtas į vieną, o čia išskyrė į 2, negeisk svetimo vyro ir svetimo moters. Nu jo, ten toks apie visą namų ūkį. Čia visko tarsi geismas. O čia skyrė geismą tarp lytinį geismą ir netokį tarsi seksualinį trauką ir tą turto, žinai, geismą, kad tarsi kito kažką pavydas tarsi čia, sakyčiau. Tai kaip tau šitie rezonuoja vis tik tai tas savinimasis arba tas toksai, kad aš čia, žinai, kas nugalės tas ir pasiims ten, nu, kad ir moterį, pavyzdžiui, ar ne? Ne, tai supranti su tais geismais, nu kaip pasakyti, tie geismai jie kyla. Ta prasme, žinai, kas ten pas te galvoj vyksta, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu tu pradedi už nugaros kažkokius tai realius veiksmus daryti, ta prasme, nes nu, kaip pasakyti, čia yra toksai, man atrodo, ir moralinis dalykas, nes, sakykime, yra pora, ten vyras ir žmona, arba nebūtinai tai nesusituokia, bet, nu, bendrą kažkokį tai namų ūkį veda, visą kitą. Nu, jie vis tiek nugyveno kažkokią tai fantastišką laiko atkarpą, nes jiems patinka būti kartu, tai kokią velnių tu ten lendi? Kokią velnių tu ten lendi, nes, nu, tavo lendimas, jisai tikrai davės iki tam tikro diskomforto, iki kažkokių, nu, moralinių galbūt ten dvejonių, arba, pavyzdžiui, gali iki neapykantos po tavo asmenį davės. Nu, kam su stumti tokias aplinkybės? Bet jeigu kyla tas geismas, ar ne, kai geismas kyla, tu toks jau nebegali savęs valdyti, ar ne? Nu, tai ką, tai vis tik reikia. Pasportuot, reikia. Baseinė, 5 kilus pravarai, 10 kilų prabėgi, štangą pakilnoji ir viskas. Šitaip nugalėtų, ne? Tai reiškia tiesiog turėti tą skirtumą vidinį. Kaip pasakyti, čia lygiai, kaip kiekvienai lygai yra vaistas, tai kiekvienam geismui taip pat yra kompensacija, taip pavadinkim, žinai. Tai tarsi pritari čia šitas Dievas, kad tokia atsiuntė pasiūlymą, mums negeisk svetimą vyro ir moters. Nu, tiesiog aš žinau, kad labai dažnai tas labai negražius ir nekomfortabilius dalykus išveda. Žinoma, kad, kaip pasakyti, pasitaiko tokie momentai, kad ir mane taip yra buvę. Bet supranti, kol aš nebuvau tikras, kad tai abipusis jausmas yra, kad ne aš veržiuosi, nekalėdoju į svetimą erdvę, kai aš absoliučiai užtikrintai, ta prasme, žinojau, kad tas jausmas abipusis ir perspektyvoje norima būti su manimi, tik tai tada aš kažkokių, nu, tokių apibrėžtų veiksmų ėmiausi. Bet kol ne, ten kokios perturbacijos man vidinės, ta prasme, buvo, nes jo yra tas geismas ir žmogus įdomus ir atrodo, kad tavo žmogus, kad tikrai tavo žmogus,
kad jis tau suprantamas labai, kad kažkoks atrodo lyg anam gyvenime sutiktas ir buvo, žinai, ir kad kažkokius vat reikalus lyg pratęs dabar reikia, kad ne veltui susitikom, bet, nu, čia pat tu matai tą kitą žmogų šalia, žinai, ir tu galvoji, kas tu toks, ko tu čia vysi. Ta prasme. Nu, tai Nu, jeigu tas, kur negėsti svetimo turto, tai tarsi pavydą, ar ne? Aš jau čia nėra taip, kaip vat moterį tu gali nuvilioti, tai čia nebent vogt turi, bet pats va tas pavydo momentas, ne, jeigu apie turtą eina kalba, tai gėdį. nu, dėl to pavydo, aš vat nelabai suprantu, nes aš, pavyzdžiui, nu, čia atsimenu, kai korona buvo, kada visi mes karantinuose buvom uždaryti, ta prasme. Ir ten tiek daug to dyko laiko buvo ir aš nežinau, kas ten man šovė į galvą, aš pradėjau galvoti, o jeigu aš čia pagalvočiau apie būto pirkimą, ir pradėjau žiūrėti, vat kas rinkoje yra, ta prasme, žinai, kokie būtai. Nuo Vilniui ten kainos, kaip mano pakilėti iki dangaus. Ta prasme, bet ir man supranti, man tie būtai, vat, nu, kad senamiestį būtų, žinai, ir aš ten pradėjau svaigti, kad būtų kvadratūra 200. Sakyt, nu ten kainuoja 800 000 limonas, koksai visa kita. Nu tada pradėjau galvoti, kaip čia greitai pinigų užsidirbti. Ta prasme, žinai. Ir tada, žinai, vat, nu, ateina tokie pasvaičiami. O jeigu sutikčiau Billą Gatesą, pasakyčiau jam komplimentą, ir jis man kokius 3 milijonus numestų. Negi gaila. O kaip gerai būtų. Tai čia aš, pavyzdžiui, aš nevertinu, kad tai yra, nu, vat, negeisk. Čia yra svaičiavimai tokie, ta prasme, žinai. Bet, nesupranti, nu, jeigu jau pradedi geisto svetimo turto, tai turbūt tas daveda iki vagystės. Kad tu eini vogt. Bet aš nežinau, man tas svetimo turto geidimas jis yra nu toks svetimas. Man labai sunku reflektuoti šitą dalyką iš tikrųjų, žinai. Nes, nežinau, aš sakau, nu, sakykim, pažįstu žmonių, kurie nu, obsesiškai tiesiog vat užsigeidžia kažkokio daikto. Ten vat ar striukės, arba ten, aš nežinau, ten batų, kokio mašinos, vat būtinai tokios, būtinai ten Lexuso, būtinai, vat, nu, tokios spalvos, ta prasme, ir, žinai, ten dirba viršvalandžius, taupo tos pinigus, visą kitą. Ir aš sėdžiu ir galvoju, ta prasme, okei, tu metus laiko dirbai, eikvoji savo energiją, kad nusipirktum geležį. Ir man tai kažkaip toks... Bet ne tik geležį, ir įvaizdį nusipirka. Nu, ar įvaizdį, ta prasme, bet, nu, nežinau. Man šitas dalykas, jis tokia biškį tamsiojo zoną, aš nesuprantu šito dalyko. Neturiu, nu, vat man bent jau atrodo, kad aš neturiu jokio pasionarinio santykio su turtu, nes man niekad namų nereikėjo, niekad būtų nereikėjo, aš išsinuomoju, man gerai. Pas manęs tas poreikis daiktamis yra labai minimalus, ta prasme, žinai. Nes šitą, pavyzdžiui, žinai, atėjau į parduotuvę, galvoju, nu reikia va džemperio, nes teatro dieną. Ta prasme, nu kostiumo aš negaliu užsidėti, ta prasme, neperlipu prasme. Nu galvoju, ką čia perskaičiau šitą užrašą apie šunį. Paskaityk, aš dabar nesuskaitau. Back off, do not try to find me, finally managed to escape. Nu, perskaičiau, mane užvežė ir nusipirkau. Vat supranti, žinai, ne dėl to, kad Hugo, ne dėl to, kad ten supranti, žinai, o čia, žinai, brandas ar dar kažką, man užrašas patiko ir ta šuo, toks debilavotas. Ir man, aš dabar užsidedu, man smagu. Ta prasme, žinai, tiek. Nu tai įdomu, tikrai, bet vis tiek, matai, kažkokios moralinės vertybės, ar ne, kažkurios tarsi natūraliai susiformavusios ir natūraliai, ar ne, nesinori nei ten vogti, nei kažko geisti svetimo turto, arba ten per patirtį pradedi matyti, ar ne, kad ir tas geidimas svetimo vyro irgi atneša kažkokių tai tikrai tokių sunkumų, ar ne. Bet jeigu taip jau užbaigiant pagalvoti apie tą, ar tai Jėzus atnešė, ar ne, čia yra iš Senojo testamento tarsi šitie išsakymai išrinkti, ar ne, nes nėra tokio kaip po vieno surinkto kažko tarsi. Bet Jėzus ar nepaliko ten svarbiausia, arba ten du svarbiausius, arba tai mylėk savo artimą kaip save patį, ar ne, ir kaip ten kitas, nu, pradeda... Mylėk savo artimą kaip save patį, aš tiek taip pat patį. Ja, tai šitas, ar ne, yra momentas. Tai
kaip mylėk savo viešpatį Dievą mylėk savo viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų kūnų, visų protų atrodo, ar ne, ir mylėk savo artimą kaip save patį. Ne, va, toksai tie du, ar ne, tarsi jisai taip apibendrina, kad kas svarbiausia, ar ne, šitie. Tai kaip šitas tau skamba, tas meilė artimui, apskritai meilės aspektas, nes čia tarsi tuose 10 Dievo įsakymų tarsi tokie... Nu čia va yra trikiai labai, šitas va pavyzdžiui labai keistas man ta prasme, ypač turint omeny mūsų laiką, esamą laiką, žinai. Aš galbūt iš kitos pusės, dar ne apie mūsų laiką kalbant, iš kitos pusės interpretuočiau. Pasak Biblijos, Dievas yra meilė. Dievas yra meilės Dievas. Ta prasme. Jeigu Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą, vadinasi, mes esame taip pat meilė. Ta prasme. Jeigu jis meilės Dievas ir yra meilė, vadinasi, jis kūrė savo atspindį tokį. Vadinasi, tas atspindys yra tiek kažkokiu pavydalu, tiek elgsena, tiek, reiškia, pagrindinių kažkokiu tai gyvenimiškų leitmotyvų, meilė. Ta prasme. Tai iš šitos pusės žiūrint, ta prasme, tas pasakymas, jisai, labai konceptualiai teisingas, ta prasme, nepamiršk, ką aš tau daviau. Nepamiršk, kokia didžiausia dovana yra tau duota. Bet žiūrint, sakykime, iš dabartinės tos aplinkos, visuomenės aplinkos, ta prasme, turint omeny, kokia krauta pagalbos linija, turint omeny, kiek daug, ypač jaunų žmonių, lankosi pas psichologus, psichoterapeutus, kokiam kiekiui jaunų žmonių neretai tenka pagulėti ir vasarai, man iškyla labai didelis klausimas, ką jie gali mylėti, nes tai, ką jie veikia, kalba apie nemeilę savo. Jau. Tai kaip pat iš tos nemeilės į tą artimo meilę. Nes tada viskas apsiverčia, tada tu pradedi laukti kažkokio stebuklingo meilės kurjerio aplinkoje, kuris va tau įpūstų. Tu dabar nelaimingas, tu savęs nesupranti, pas tave traumos kažkokios yra ir va, kad įpūstų. Tai bet Jėzus ir sako, kad nelauk, o tu daryk. Tai sako, kad tu mylėk savo artimą kaip save patį. O dabar, nes čia iš... Bet jeigu tu pats savęs nemyli, tai kaip tu mylėsi? Tai kaip pasakyti... Jis ir kviečia, pamilti. Taip, bet aišku, jeigu mes žiūrim iš tų, kaip, tai gal klausimas, galbūt, aš galvoju, ar čia retorinis klausimas, ar nebus taip, kad jie kažkuriuose šituose 10 aspektų kažkur taip suklydo, ar ne, iš kur tas ateina, ar neįdomu šiaip. Tai kas būtent? Nu, va, ta prasme, kad tas ir su ta nemeilė savo, arba nežinau, nu, vat, gal sekmadienį nešventė. Ar ne, tiek perdegė, tiek persitempė žmogus, ar ne, kai reiškia, visą laiką varė, aš noriu pasiekti, aš noriu Lexus, aš noriu to, aš dirbsiu. Ir paskui bumt ir tuštuma ir aš viskas nebežinau, ko daryti. Ir tada jau prasideda, kaip sakyti, sutrikimas jau ir maniakinė depresija, ar dar kažkas, jau reikia pagalbos, jam jau jį uždaro, kad jis biškį nusiramintų, ar ne, nes priverčiau, tada ne tik sekmadienį švęstų, o visą mėnesį prašvęsti savo tyloje su savim. Tai vat klausimas, ar nėra taip, kad jeigu mes taip ščirai laikytumėmės, kas čia parašyta, gal ir išvengtum ir šitų, ir dabar klausimas, dabar sakai, yra šitas psichologai, psichoterapeutai labai populiarėja. Įdomu, ar iš tikrųjų čia tas laikas, kad žmonės pasidarė jautresni arba daugiau pažeisti, ar tiesiog anksčiau tai nebuvo priimti ir apie tai nebuvo kalbama, va šis laikas įdomus. Žinoma, anksčiau dalinai galbūt ir nebuvo taip priimta, sakykime, ir tiek specialistų galbūt tokių kokybiškų nebuvo kažkokios tai įpročio arba tradicijos, kažkokios išsivyščiusios arba besivystančios, reiškia, gauti tokią paslaugą. Bet ir žmonės pasikeitė. Pasikeitė ir žmonės, ta prasme. Aš pagal studentus, pagal kartas jaučiu. Jis matau tokį. Ar jauti, kad dabar tas pasikeitimas, kad žmonėms sunkiau laikytis šitų moralės normų arba šitų tarsi įsakymų, ar nėra kažkokio tai skirtumo? Anksčiau žmonės ščiriau laikėsi tų moralės normų,
dabar tokia laisvė, lygybė, brolybė, ar ne, nežinau, gal ne visai šitas šūkis, bet šiaip, tarsi, kad ta laisvė gal daugiausiai, kad aš čia viską galiu, aš mano man. Man atrodo, kad apskritai, jeigu tu nori kažko laikytis, ar kažkokio tai etikos kodekso, ar ten, sakykime, dietos kažkokios, ar kažkokio tai dienos režimo apibrėžto, visam tam reikia vieno vienintelio dalyko – valios. Kas yra valia? Tai yra kaip pasakyti save įtikinimas, kad to man būtinai reikia. Arba kitaip dar kalbant, kad tai aš noriu laikę, kažkokioj tai laiko atkarpoj būtinai išbandyti. Bet jeigu noriu, kad tas bandymas būtų sąžiningas ir vaisingas, aš turiu pajungęs valią laikytis vat būtent to, dėl ko aš tai ir darau. Tai maždaug tai, man atrodo. Nes juk nėra konstanta nuleista kažkokia. Čia nėra tatuiruotė kažkokia ištatuiruota, kurios tu panaikinti negali. Tai yra pasirinkimas. Vis tiek tai yra pasirinkimas. Puiku. Tai ką, ačiū, buvo įdomu, tikrai įdomios istorijos, buvo gerų kampų, buvo visai linksma pakalbėti. Tai smagu, tai ką, ačiū Agniau. Ačiū tau. Malonu. Gerai, tai tiek, laukit kitų, tikėkime, turėsim daugiau visokių skirtingų požiūrio taškų į 10 Dievo įsakymų ir apskritai apie moralės normas arba savęs supratimą, pasaulio supratimą, paieškos tiek kūrėjo, tiek, nežinau, savo vidinio kompuso. Tai tiek šiandienai, ačiū ir iki. Iki. Jau galiu atsipalaiduoti? Jo, jau.